Aš visgi galvoju, kad kas sukelia diabetą, ką mes dažniausiai vartojam, tas ir sukelia diabetą. Pažiūrėkit, kokias dabar pas mus duonas kepa. Pažiūrėkit, su raugu. Čia aišku ne reklama, bet greičiau antireklama. Cukrus, pridėtinis cukrus 14 gramų. Čia, didžiausiom raidėm rūgynė, atseit sveika duona tokia rūgynė, bet miltai čia yra rūgyniai 30% tik tai, ne, 50%. Cukrus net 8 gramai, kaip kempinė, duona kaip kempinė. Žodžiu, čia duonų daug, bet reikia dar paieškot. Kam tas cukrus? Patys pridėtinis, kam tas cukrus? Patys miltai ir yra kaip cukrus. Virškinasi kaip cukrus. Tai čia yra be pridėtinių mielių 100% rūgynė, bet aš nesuprantu, kam jie deda cukrų 7 gramai. Kam jie deda cukrų? Konservavimui? Ar kad pelėsis didesnis būtų, ar kam? Ar kad skonis? Aš nežinau. Taip kad tokie visokie tokios bandelės, tortai, kurias mes kasdien valgom, mes privedam organizmą prie diabeto. Kam atsiradęs diabetas, kaip tik mesite tokias nesąmonės visokias valgyti, kad užkišti pilvą, tai jums tikrai sveikata pagerės, nesvarbu jums tam diabetas, ne diabetas. Žiūrim toliau duoną, kokią čia galima rasti. Beveik 3 gramai cukraus. Jau šitą galima tokią duoną pirkti ir valgyti. Ir ne jokia nerūgynė, nei reklaminių užrašų, marketinginių reklaminių užrašų nėra. O gamintojai ką, jiems tas cukrus yra pigus ir cukrus, kai jūs valgote cukrų, skatina apetitą. Daleiskim, kola labai saldi yra, Coca-Cola. Jūs kai geriat kolą, jūs jos neatsigeriat, vis norit dar ir dar tų limonadų gerti. Lygiai tas pats ir su cukrum, su duonom, su kitu maistu. Cukrus 5. Nežinau, šiaip tai turi būti duona, kur 1 gramas cukraus yra kažkur, tai turi būti. Gal šita. Tai, kiek čia? Cukrus 1 gramas. Duona kaip lyta, bet čia yra naudinga duona. Duona Rogytis, Norfa 700 gramų. Ukmergės duona. Ir šitą mes imsim. Į tokia kietoka, bet gera duona, tikra, primena labiau tikrą duoną. Padžiovinta biškelį. Tai šitose šakočiuose kiek yra cukrus? Yra kiek? Jūsgi nevalgot kasdien šakotį saldų arba ten kokį skruzdėlyną. Jūs valgot kiekvieną dieną batoną, kiekvieną dieną duoną, bulvę, blynus kepat. Ir šitie produktai visi, kaip aš manyčiau, ir priveda prie diabeto. Dar visokie saldus, skanus burgeriai, bandelės, šitie visi riestainiai, dauguma yra gaminami iš palmių aliejaus, abejotinos kokybės, margarino
Margarinas iš aliejaus daromas yra, neaišku kokio. Bent jau žiūrėkite, kad būtų rapsų aliejus, ne saulėgrąžų, o rapsų bent jau. Nors skaito, kad ir tie rapsų sėklų visokie aliejai yra labai kenksmingi organizmui. Taip kad va šitie visi meduoliai, visos tos bandelės, visi tie saldumynai, na jų tiesiog, negalima pastoviai valgyti, kimšti, ypač va šitie sintetiniai meduoliai už 80 centų, kai normalus turi kainuoti 3 eurus, o prekę padaro pigią iš pigių riebalų ir ką jūs norite. Ir jūs paskui sergat visokiais diabetais. Todėl biškį susimastykite, ką valgote. Prisėdate visokio neaiškos kokybės maisto ir paskui gulite ant lovos. Mažas fizinis aktyvumas taip pat sukelia diabetą. Limonadai visokie. Jogurtai saldus, sintetiniai, kur galiojimas po mėnesį laiko. Argi galima šitus dalykus valgyti? Jokiais būdais negalima kasdien jų valgyti.